Sveiki sugrįžę į laidą Kerniaus laiškai iš ateities. Ir šiandien tikrai tokias stiprias temas nagrinėsim, kad drąsiai taip gali vadintis podcastas. Norėjau pajuokauti laidos pradžioj, kad net nežinau, kaip prie kai kurių temų prieiti, kad nebūtų to efekto, kaip paimat zefyrą ir įmetat į laužą ir vietoj to, kad pasišildyti jį ir skaniai suvalgyti, atrodo, kad sudegė arba mūsų smegenys ir nesuprantam, ką Kernius kalba, kad čia per sudėtinga galėjo kažkaip įvesti mūsų tas temas. Tai ir pabandykim padaryti taip, kad šią savaitę per tokius 2 gabaliukus mes pasikalbėsim apie labai sudėtingą temą, apie tai, kad pirmas dalykas mūsų sielos, nemaža jų dalis, kurios yra šiuo metu Žemėje, tikrai gyvena tūkstančius, kai kurie ir milijonus metų, ir jeigu iki šiol leidome savo pripažinti, kad galbūt yra daugiau negu vienas gyvenimas, vis tiek galėjote būti prisirišę prie minties, kad tas daugiau negu vienas gyvenimas yra būtent Žemės planetoje, kaip žmogui, na gerai, gal vienam gyvenime vyras, kitam gyvenime galbūt moteris, galbūt dar kažkaip, gal kontinentai skiriasi, bet atrodo vis tiek mes buvome linkę prisirišti prie idėjos, kad čia Žemėje vyksta tie visi gyvenimai. O kas jeigu ne? Tik. Ir antra tema, šiandien labai noriu paliesti realybių kūrimą. Man labai pasisekė, kad iš tikrųjų pas mane buvo klientė, kurios siela yra labai sena, sunkiai net apsiverčia liežuvis tai pasakyti, bet tai buvo šio mėnesio pradžioj, bet aš vis atidėliojau tą papasakoti, nes iš tikrųjų nors gavau klientės leidimą pasidalinti, bet ten tokie sudėtingi dalykai ir net nežinau, kaip iki jų prieiti, bet jaučiu, kad atidėlioti irgi negaliu, nes tiesiog ateina vis daugiau ir daugiau kitos informacijos ir atrodys, kad tiesiog lieka nepapasakota. Tai kalbėsim apie realybių kūrimą ir tą sujungsiu su informacija apie mūsų Žemės planetą, kas mūsų Žemės planeta yra mums svarbi realybė, kodėl jinai taip evoliucionuoja palaipsniui ir panašiai. Tai hold on, laikykitės, tikrai bus įdomu. Tai pirmoji ta tema apie tai, kad kas jeigu mūsų sielos yra daug senesnės negu Žemės planeta. Tai žinau, kad galėjote nustebti ir pagalvoti, kaip, kodėl, taip toliau, bet iš tikrųjų Žemės planetą galėtumėte įsivaizduoti kaip universitetą. Beje, čia angliškai galima irgi sužaisti su gražiais žodžiais, kad universe and university, tai tarsi visatos mokykla, ne university. Bet taip ir yra, iš tikrųjų Žemės planeta yra vienas iš sudėtingiausių universitetų, ne tik mūsų galaktikoje, manau, kad ir kitur, bet taip yra dėl tos priežasties, kad Žemės planeta pasižymė viena ypatinga savybė, kad kai mes gimstam, mes pamirštam, kas buvome prieš tai ir mes atverčiame visiškai tarsi švarų lapą ir mes bandome grinai per savo gyvenimo kelionę pasiklysti, grįžti atgal į save, atrasti savo talentus, galbūt vėl kažkur pasiklysti, tada pamatyti, ką padarėme ne taip, susiplanuoti kitą gyvenimą, pabandyti vėl persidaryti dalykus, kurie nepavyko praeitą kartą universitete ir panašiai. Ir tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga. Ir aš džiaugiuosi, kad mes įžengėme į tą evoliucijos etapą, kur mums leidžiama prisiminti, kas buvome prieš tai. Vienas iš būdų kvantinė hipnozė, galbūt yra ir daugiau būdų, ne visus aš juos pažįstu. Ir čia pasidaro labai įdomu, nes iš tikrųjų viską, kas mums atrodė paviršutiniškai neteisinga arba negali būti, arba tarsi nelaimingas loterijos bilietas, paimkim bet kokį pavyzdį, vaikas, kuris skursta ir padauja, vaikas, kuris pakliuvo į karo zoną, nepilnametė mergina, kurią išprievartavo ir taip toliau, atrodytų, parodykite bet kurią iš tų situacijų ir skauda širdį ir tikrai skauda širdį, nes tos patirtis tikrai paliečia, kai į jas gilinėsi ir kai su klientais kalbėjo, aš irgi negaliu būti visiškai neutrus, bet ir negaliu pasileisti pilnai į ašaras, ne? Bet paskui, kai atrandi tą prasmę ir pamatai, ką pasąmonė parodė apie tai, tu supranti, kodėl tai sielai reikia tos patirties šitame gyvenime, nes tai, ką jinai bando išspręsti,
ir siela bando augti ir išmokti iš dalykų, kurių praeitą kartą neišmoko ir sudėti visumoje, kad jeigu kažkur nutolau, įsivaizduotume pernelyg į kairę, kažkur nutolau pernelyg į dešinę, bendrai sudėjus tas patirtis, aš tarsi grįžtu į centrą. Taip veikia karmos dėsnė, ne kad mes ieškome savo sielos centro, bet plečiame patirtis per išėjimą labiau į šonus, į skirtingas patirtis taip toliau. Kai laidą praeisim, suprasit, kai viskas yra susiję. Ir tuomet, kai mes pamatome su kliente, toj konkrečioje istorijoje, kad vienam iš praėjusių gyvenimų jinai buvo jūreivis, išprievartavo merginą, tiesiog Balyje buvo tokia situacija, kai su kažkuo paflirtavo ir tą flirtą užskaitė savo, kad jinai manęs nori. Ir tada jau visa kita kaip išsivinioja labai negražiai, neteisingai, kad ta prasme panaudoti prievartą, užlaužti rankas, taip toliau. Ir paskui teisintis, kad na, čia gal biški buvo išgėręs, tai jinai pati to norėjo, taip toliau, tarsi tu ignoruotum, kai tau sako ne, kai tau priešinasi, kai tau ir yra kiti dalykai. Tai aš taip pagalvoju, atsigręžiu šių laikų akimis, kur tai nebėra taip lengvai pateisinama, gal kaip buvo prieš, nežinau, kelius šimtus metų ar anksčiau, bet kaip tai išpirkti. Ir tuomet atsiranda dažniausiai gana paprastos sielos galimybės, kai tu buvai budelis, kitam gyvenime tu pasiplanuoji, kada jau subręsti, sakai, gerai, aš kažkaip tai ištversiu, iškentėsiu, pasidarai auka, kai kažkuriam gyvenime tu esi prievartautojas, kažkuriam kitam gyvenime tu atsiduri tos smurto ar prievartavimo auka ir taip toliau. Ir šitoje vietoje labai svarbu suprasti, kad sieloms pasistudijuoti, ką teoriškai reiškia, nežinau, džiaugsmas, skausmas, liūdesys, depresija, ar ten kaip yra prarasta savivertė, ar kaip yra prarastas pasitikėjimas, tarkim, visais vyrais dėl to, kad vienas vyras kažką tau padarė. Tai būtų tiesiog tas pats, kaip pasistudijuoti brėžinukus, kad kaip statomi pastatai ir niekada gyvenime nepabandyti pastatyti pastatą. Ir kai tu pradedi statyti pastatą, nežinau, kažkokį labai sudėtingą pastatą ir atsiranda klaidos ir problemos ir brokos ir kažką, ką reikia tvarkyti ir kažką, ko neplanavai. Tai labai panašiai yra ir su sielų mokymuose, ne? Kad mes iš tikrųjų tik tai per realią patirtį, per realų išbuvimą, emocijose sudėtingose aplinkos ir taip toliau galime iš tikrųjų mokytis. Tai šita prasme Žemės universitetas yra žiauriai kieta mokykla ir sielos virš mūsų, tie, kurie gal svarsto eiti į kitas civilizacijas, o gal Žemė, gal ne, labai gerbė visus mus, kurie Žemėje gyvenam ir kurie einam šitą universitetą, nes tai yra žiauriai sudėtinga, ne? Toliau, ką norėjau pasakyti, kad manau, jog sielos evoliucionuoja per pažinimą labai įvairių dalykų ir ateiti tiesiai į Žemės tokį kietą universitetą gali būti tikrai per sudėtinga. Čia tiek daug sudėtingų dalykų, tiek daug sudėtingų emocijų. Todėl aš manau, kad dalis sielų tyrinėja realybės, tyrinėja sąmoningumą pačiais įvairiausiais būdais ir tikrai nepaslaptis, o gal kažkas iš jūsų ir žinote, kad siela gali tyrinėti materinį pasaulį ir jausmus ir kitus dalykus per buvimą medžiu, kažkokiu gyvūnu, kažkokiu netgi vabalu keliom dienom arba panašiai ir netgi akmeniu ar kristalu ir taip toliau, ta prasme. Ir kas yra įdomu, kad kai kurie tyrinėjimo momentai yra tokie, kad neprivalau išgyventi visų 100 metų kartu su to medžiu, neprivalau išbūti akmeniu 1000 metų, tiek kiek akmuo yra gyvas, taip toliau, tarsi sielos mokėtų susilieti, įsilieti, priimti tą aplinką ir kažkada pajusti, kad šitą jau išmokau, aš keliauju kažkur toliau, ne? Ir pat kai jau pribręsta Žemės universitetui, tai tada irgi būna labai labai nelengva. Kodėl nelengva? Dėl to, kad net ir bazinės emocijos, kaip suvaldyti savo pyktį, kaip suvaldyti tą, nežinau, pavydą, kaip dar kažkokius dalykus, labai sunku sieloms pačioje pradžioje ir dėl to manęs jau nebestebina kai kurių žmonių gyvenimai, kuriem galbūt yra pirmesni žmonių gyvenimai, kuriems sunku tvarkytis net ir su baziniais dalykais. Šitoje vietoje atrandu, kad tą žinoti man padeda, nes aš tada turiu daugiau atjautos. Aš tiesiog galvoju, kad gerai, o kas jeigu ta siela
nebūtinai labai jauna siela ir tiesiog neturėjo patirties, bet kas jeigu ta siela gyveno kitose civilizacijose, kur, pavyzdžiui, tarkim, buvo darna, sutarimas, vienas kito jautimas, kalbėjimas per telepatiją, visi kiti dalykai ir dabar staiga tu esi tokio aplinkoje, kur tu kalbėsi žodžiais, tau atrodo, kad tu pasakai vieną, tave suprato visiškai kitaip, o kur dar patyčios mokykloje, kur dar visi kiti dalykai, kur kažkas kažką apgavo, ta prasme, kad tu tada nebegali kažko pasitikėti ir taip toliau, ta prasme, čia šito Žemės planetoje yra taip sunku. Tai aš tikrai turiu klientų, kurie sunkiai priima šitą realybę, sunkiai priima Žemės universitetą ir tada pasižiūri, kas nutiko jų praėjusiuose gyvenimuose ir pamatai, kokiose draugiškesnėse, lengvesnėse civilizacijose jie prabuvo, bet prabuvo, tarkim, tūkstančius metų ir kažkurio momentu suprato, kad jeigu toliau darys tą patį, nieko naujo nebeišmoks ir reikia kažką keisti, reikia kažkur keliauti, reikia kažkokių naujų patirčių. Supaprastinkim tai ir įsivaizduokit, kad jūs baigėte vidurinę, galbūt sunkiai mokėtės, kartojat kelis kartus 8 klasę, galbūt kartuot 11 klasę, galbūt 12 klasėje norėt pabūti dar kartą ir pasižiūrėti, kas jeigu tos pačius metus pakartočiau dar kartą, ar man pavyktų geriau išlaikyti darbą, kitą egzaminą arba dar pasirinkti kitaip. Bet iš esmės vis tiek kažkurio momentu, kiek jūs besuktumėte tų ratukų vidurinėje, išeiti tas 12 klasių, vis tiek nesinori labai daug kartų kartoti tų pačių klasių. Ir vis tiek norisi kažkur toliau judėti, nes jeigu būtum 12-okas, nežinau, 10 metų iš eilės, visiškai yra nuobodu ir vėl tas pats. Ir gali padaryti kitus pasirinkimus, kur labiau mokais ar fokusuojasi, bet vis tiek iš esmės tas pats per tą patį. Tai va iš esmės taip yra su realybių patyrimais, su kitų planetų, civilizacijų patyrimais, kad iš esmės sielos kažkurio momentu tarsi išsisemia ir nori judėti toliau. Ir be abejo tas pats ir su Žemės planeta. Nemaža dalis mūsų, ypač tos sielos, kurios jau toli pažengė ir čia daug dalykų išmoko, tiesiog ruošiasi, jeigu ne šitą inkarnaciją paskutinę, tai dar porą kitų ir planuoja jungtis toliau prie dar sudėtingesnių civilizacijų ir sudėtingesnių gyvybės formų. Tai iki to tuoj prieisim. Kai kurių dalykų nepasakysiu dėl to, kad planuoju toj sekančioje laidoj, kur planuoju šią savaitę turėti svečią, kuris prieina prie Akashos įrašų, Akashic Records angliškai. Ir man labai pasisekė, kad susipažinau su tokiu žmogum, galėjau sužinoti savo sielos istoriją, tarsi atsitraukti iš daug didesnio aukščio ir pamatyti daug ilgesnę sielos istoriją, negu tiesiog per hipnozę pakeliauti į porą paskutinių gyvenimų arba panašiai, ne, tiesiog pamatyti tarsi CV sielos, tarsi kas tenai nutiko su ta visa sielos karjera, tai pavadinkime, ne, bet man labai įdomu tą žmogų pakalbinti mūsų laidoje ne dėl to, kad apie mane kažką papasakotų, bet dėl to, kad papasakotų apskritai apie tas senas sielas, apie sielų evoliuciją, apie kitus dalykus, ką jisai pastebi, galbūt yra kažkokių dėsningumų, net tas žmogus jau yra padaręs beveik, man atrodo, 500 tokių konsultacijų sieloms, tai tikrai labai stiprus žmogus. Bet šiandien mes ir turime truputį įžangą į tą temą, kad jums būtų lengviau tą sekančią laidą klausytis ir suprasti dalykus. Tai man atrodo, kelis esminius dalykus išskyriau, kad Žemės mokykla yra labai sudėtinga. Kodėl sudėtinga? Dėl to, kad pamirštam, kas buvome prieš tai, dėl to, kad yra labai sudėtingų emocijų ir išgyvenimų ir panašiai, dėl to, kad esam tarsi, dar vienas dalykas, tarsi karantine, kad tu įstojęs į šitą universitetą negali taip jau pasakyti, kad nepatiko, nedarysiu aš to ir panašiai, tu tarsi padarai kažkokių klaidų ir labai nori tas klaidas ištaisyti, nes tarsi taip kaip mes žmogų kartais būnam padarę skriaudą ir norim kažkaip ją atitaisyti, tai panašiai ir čia šitoje mokykloje gaunasi taip, kad trupučiuką yra tarsi karantinas, kad šitam universitete turim kartais sukasti dantukus, vėl grįžti, vėl padaryti dalykus, vėl ir tarsi mes buvome ne tai, kad uždaryti, bet
tarsi tokios taisyklės, ne, kad kol žemės mokyklos nebaigsi to ir to nepadarysi, nelabai yra ten kažkur kitur prasme keliauti, nors turiu būtinai priminti ir kitą sąlygą, kad niekas neverčia inkarnuotis ir pasirinkti sekančio gyvenimo, kai mes baigiam vieną gyvenimą ir esam sielų karalystėje, Life Between Lives, gyvenimas tarp gyvenimų galbūt teisingesnis pavadinimas, mes patys subręstame tam momentui ir norui vėl inkarnuotis ir susiplanuoti sekantį gyvenimą. Nebūtinai iš karto, galbūt kartais reikia laiko refleksijai, reikia laiko subręsti, bet mumise tarsi siela yra užtaisas, tarsi begalinis noras pažinti, suprasti, augti, plėstis. Taip kaip medis nori augti, taip kaip gėlė nori augti, taip kaip kiti dalykai nori augti. Mums irgi yra tas pats užprogramuota, mes norime augti ir anksčiau ir vėliau pasirenkam kuklesnį gyvenimo planą ar sudėtingesnį, kartais gal pasirenkam per ambicingą ir paskui grįžę galvojam, kodėl aš turėjau tiek daug ambicijų ir susigalvojau, kad noriu, nežinau, už 3 gyvenimus vienu metu nugyventi ir turėti patirčių, bet niekas niekada nekritikuoja ir nesulaiko. Mūsų vedliai, mūsų mokytojai mums gali patarti, mūsų sielos draugai gali padrasinti arba sakyti, gal tu atsargiau, bet iš esmės visada siela turi laisvę tai spręsti, tai daryti. Tai tuomet keliaujam į tą dalį, kad dalis iš mūsų ne tik tai buvo gal ten kokiu medžiu ar kažkuo, iš tikrųjų galėjo būti bet kur, galėjo būti, nežinau, kristalų planetoje ir sąmonę turėti kristaluose, stebėti, kaip jie auga, būti apsijungus su tą bendrinę sąmonę, bet tuo pačiu būti ir atskiri, panašiai kaip vandens lašai, jūs galite įsivaizduoti vandens lašo vandeninė, jis yra ir bangos dalis, ir vandenino dalis, ir pats kaip atskiras lašas atskiras, ir jisai gali išgaruoti, keliauti į debes, ir gali vėl susikoncentruoti, išlyti kažkur kitur ir jau nebesurus o gėlas vanduo išlyti ir taip toliau. Ta prasme, realiai to lašelio gyvenimas mes visada galim ir savo sąmonę taip įsivaizduoti, kad gali būti kažkiek individualus, kaip lietaus lašas, kuris krenta žemyn, kažkiek kažkuriais momentais gali būti bendras, kaip tarsi bendras darbas, bendra sąmonė. Tai tie dalykai yra labai įdomus. Ir kalbant apie vėliau gyvenimus, tai vėlgi, kas po Žemės universiteto laukia, kas tą sielą konkrečią domina labiausiai, kokios civilizacijos, dėl kokių savybių ir atvirkščiai dažniausiai tos civilizacijos irgi dairosi būsimų draugų ir inkarnacijų ir jau pradeda iš anksto globoti tas būsimas sielas, tai todėl, kad tai tarsi kaip pereinamasis laikotarpis, kai mes derinamės, kur kaip kas atrodys, sielų lygmenyje, aišku, fiziniam lygmenyje aš netiek daug žinau, bet tai būtų irgi panašu, jeigu ieškotume buitinio pavyzdžio, tai panašiai kaip 12-okas domisi, kurios universitetų stoti, nori turėti sąrašą, kad 1, 2, 3 man labiausiai patinka tas ir finale netgi žino, kad gerai, jeigu vieną universitetą reikėtų išsirinkti, o ne visus, tai būtų tas ir tas ir tas. Ir atvirkščiai universitetai domisi tais, kurie baiginėja, tarsi vidurinė, jeigu tai būtų, nežinau, regbio komanda ir kažkas iš būsimų universiteto trenerių ateitų pasižiūrėti 12-okų varžybas ir sakytų, va, matau tą talentą, tikrai noriu, kad būtų mūsų universitete ir tokiu būdu gimsta abipusis noras tarp būsimos civilizacijos ir šitos sielos, kad talentas nori to universiteto, nes žiauriai kietas geras universitetas, tai sekantis. Ir universitetas nori žiauriai šito talento, nes kaip būtų faina, jeigu šitas studentas būtų pas mus, o ne kažkur kitur ir mes matom jo labai individualias charakteristikos savybės, kuo jisai yra labai įdomus, kaip žaidėjas arba kažkas. Tai tas pats vyksta su sielomis ir galvoju, prieš šokant į temą apie realybių kūrimą, aš noriu gal vis dėlto užbaigti savo šitą pasakojimo dalį 2 pavyzdžiais. Vienas pavyzdys būtų mano paties. Aš šiais metais tik tai susipažinau taip artimiau su savo žvaigždžių šeima, tai yra arkturiečiais. Aš žinau ir suprantu, kad jie su manim dirba daug ilgiau negu aš sąmoningai tą žinau, bet esu dėkingas, kad atverčiu tą naują puslapį, kur sąmoningai suprantu, kas vyksta, kaip mes dirbome kartu ir panašiai. Truputį apie tai jau pasakau praėjusiose laidose, tai nenoriu dubliuoti informacijos, bet galiu paminėti, kad įdomu yra tokių sutapimų, kad žinau, kad mano auros spalva pamažu keičiasi į arkturiečių spalvą, tai mano
energetinio kūno, kitaip tariant, darbas į tą pereinamąjį laikotarpį. Jis jau prasidėjo, nepaisant to, kad ši mano inkarnacija Žemėje nėra paskutinė. Dar porą maždaug liko. Taip pat, ką dar galiu pasakyti, kad suprantu, kodėl jie mane labai stipriai traukia, jų civilizacija, ir suprantu, kodėl jiems aš esu įdomus, bet apie tai papasakosiu daug kitą kartą, nes noriu tam tikros sekos, už dabar tik įvadą pasakau, tuomet mes sustiksim su tuo labai įdomiu žmogum, kur žadėjau šią savaitę, ir turėsim tada istoriją apie tas senas sielos, apie tą sielo evoliuciją, apie kitus įdomius dalykus, ir tada aš tikiuosi, kaip pasižiūrėti, kas iš to mums išėjo ir kaip aš galiu pratęsti tą temą, kad tai būtų nuoseklu. O kitas pavyzdys yra klientas, kurią turėjau šį mėnesį. Buvo iš tikrųjų labai įdomu, nes tai yra begrįžtanti klientė ir kiekviena kelionė yra absoliučiai skirtinga per mūsų hipnozę ir kiekviena kelionė yra drąsesnė, tolesnė ir gilesnė. Tai būtent ta klientė mane dažniausiai padrasina ir paskatina, kad Kerniau, tu drąsiai sakyk visiems klientams, kad vienos hipnozės negana, kad kiekviena hipnozė skirtinga, kad pasiekiamas kitas gylis, kai tu padirbėjai su savimi ir sprendi klausimus, kuriuos tavo pasąmonė tau pasakė padaryti kaip namų darbus ir taip toliau. Tai sakau. Ir tos klientos pavyzdys yra tas, kad šį kartą jinai yra vienintelė klientė, kuri Liepos mėnesį keliavo į ateitį. Aš to labai didžiuosi ir labai džiaugiuosi ir esu toks laimingas, kad galiu būti to dalimi. Klientė matė save vyro astronauto kostiume, vis dar žmogiškoje formoje, tiesiog tai bus vienas iš sekančių gyvenimų ir tiesiog tai yra labai, man tai buvo kardinalu ir įdomu, nes šiame gyvenime žmogus turi aukščio baimę. O tuo tarpu hipnozės metu pati pirma scena, kuri išsipakuoja, yra, kad aš esu kosmose, aplink mane yra žvaigždės, priešai save matau violetinę planetą, kuri daugiau gal kaip ūkas ar plazma ar dujos, bet netaisyklingos formos. Ir visą tai pasakoja be baimės, ta prasme realiai. Ta nesvarumo būsena, ten aplink tave tik tai kostiumas, tu skafandrė kažkokiam ir pasako, kaip tas atrodo astronauto kostiumas iki detalių ir visa kita. Buvo taip įdomu klausyti, bet įdomiausia dalis su šia kliente yra ne tai, kad mes pasižiūrėjome truputį į ateitį, kas jos laukia, ir pasąmonė jai norėjo tai parodyti ne šiaip savo, to paaiškinsiu kodėl, bet ketvirta kelionės dalis, vidurinės nėra svarbios, aš jų nepaminėsiu. Ketvirta kelionės dalis, kur jinai susipažino su savo būsima žvaigždžių šeima. Nežinau, dar nespėjau išsiaiškinti, kas jie tokie, žinau tik tai bendrinius dalykus, bet buvo labai įdomi pati scena, kad kaip jinai išsivinioja, kad prie būtybė, kuri turi kaip energetinę formą, kaip tarsi šviesa, atrodytų, kad turi galvą, bet jinai nėra fizinė galva, nėra iš materijos, ir tiesiog tai yra tarsi kaip įspūdis. Nėra akių, nes irgi nėra materijos, bet yra tarsi akidobės ar tarsi, nežinau, šviesos sutankėjimai dviejose vietose, kas galėtų būti panašu į akis, ir tuomet likusi dalis tos baltos gražios energijos formos yra tiesiog tarsi plazdena, tarsi kabotų, tarsi būtų labai lengva. Tai pradžioje, kas įvyko, tai tiesiog mano klientę ramino, padrasino, siuntė labai daug šviesios ir gydančios baltos energijos. Tai klientai tikrai atnešė ir gijimo, emocinio ir kitokio, ir pasitikėjimo, ramybės ir taip toliau. Ir tik tuomet atėjo dar kelios būtybės iš tos pačios žvaigždžių šeimos, kurios irgi norėjo su mano kliente susipažinti. Ir taip per hipnozę, kas yra faina, kad tai vyksta vizualiai, pakankamai ryškiai, aiškiai ir per emocijas, per kūną, per viską. Prasme, dėl to kvantinė hipnozė yra žiauriai cool. Ir tuomet aš padrasinau klientą, nes pajutau, kad mano intuicija, mano vidinis vedimas sako, kad sakyk klientai drąsiai, kad užduotų klausimus, nebūtinai ką tau papasakos, bet ką tu nori apie juos sužinoti. Tai iš to išplaukia labai daug gražių dalykų.
Pirmas dalykas, jie papasakojo, kad kodėl jie kviečiasi būti jų žvaigždžių šeimoje, kokios yra jų savybės, kokie yra jų tikslai civilizacijos ir taip toliau, bet pats gražiausias dalykas man buvo ir toks drąsus, kad jie pasiėmė ir parodė, kaip atrodo ta planeta, kaip atrodo jų civilizacija, kaip atrodo jų miestai, kaip atrodo jų būtybės, norėjau sakyti žmonės, bet jiegi ne žmonės. Tai galiu paminėti trumpai kelis dalykus. Pirmas dalykas, kad toje civilizacijoje vyruoja tik tai geros energijos, geros emocijos, darna, meilė vienas kitam, meilė planetai, meilė visai visatai. Ir todėl, kadangi yra labai talentingi gydytojai ir gali gydyti ne tik žmonės, bet ir kitas būtybės, bet tame tarpe net ir gydymą gali daryti planetos lygiu, kažkur, kur yra per daug tankių ir sudėtingų ir tamsių energijų, keisti tą balansą į gerą pusę. Tai kas yra labai gražu, kad dėl tos priežasties jie yra kosmoso keliautojai ir kai yra jie kosmoso keliautojai, ta civilizacija, jie iš esmės ieško dviejų dalykų. Vienas dalykas tai ieško, kaip galėtų papildyti savo gretas naujais talentais. Labai džiaugiuosi, kad ta klientė tinka pagal savo savybės ir tą klientę, kadangi matau ne pirmą kartą, net ir pažįstu, matau, suprantu tas charakterio savybės, kodėl, sielos charakterio savybės. Ir antras momentas yra tas, kad kai jie nori pasididinti savo gretas, tai dėl to, kad jų sąlyginai nėra tiek daug, kiek jie norėtų padėti visatai. Tai iš tikrųjų tokie gražus du tikslai apsijungia, kad jie tarsi ieško tų talentų, kas norėtų ir galėtų būti jų būsimos civilizacijos irgi dalis ir tuo pačiu naršydami kosmose ieško, kur yra daugiausia bėdų, kur reikalinga daugiausia gydymo. Tai nežinau, jeigu ieškotume buitinių pavyzdžių, tai aš įsivaizduoju, kad tai būtų kokie nors, nežinau, miškų veterinarai, kur viena vertus ieško, kas galėtų prisidėti prie jų kilnios misijos, padėti ten sužeistiem gyvūnam, ir kas turi talentą, kas moka su gyvūnais dirbti, kas moka dirbti su gydymu. Ir kitas tikslas būtų irgi keliauti per miškus ir žiūrėti, ar yra sužeistų, nežinau, paukščių ar kažkokių kitų gyvūnų ir padėti tiems sužeistiem. Tai man lygiai taip pat ir čia skamba, kad norisi išplėsti gretas, kad galėtų daugiau padėti, negu padeda šiuo metu ir ieško, kam reikia tos pagalbos. Tai šita dalis. Tai dabar keliam prie antros podcast'o dalies. Šiandien apie materijų kūrimą ir aš pasiėmiau rankas biškutį užrašus, kad prisiminčiau, ką kalbėjome su kliente apie materijų kūrimą. Tai man labai pasisekė, bet Liepos pradžioje turėjau labai seną ir patyrusią sielą, kurią iš principo net nereikėtų inkarnuoti žemę, nes čia nelabai kažką išmoks, tačiau, kaip ir labai dažnai būna, tie, kurie yra super galingi ir, nežinau, sukuria kažkokius dalykus, vis dėlto yra faina pačiam išbandyti, ką tu sukūrei ir prie ko prisidėjai. Tai, nežinau, iš serijos, jeigu lėktuvų kūrėjas niekada pats į lėktuvą neįliptų, man būtų labai keista, jeigu batsiuvys niekada neužsidėtų batų, jeigu, nežinau, kvantinis hipnozės specialistas pats neturėtų hipnozės ir panašiai. Tai čia turbūt yra tas challenge'as, bet taip gražiai atsiskleidė visą tai ir kaip tik tai įvyko, grubiai koks mėnuo po to, kai aš susidūriau su savo ateities sielos versija, kuris yra pasaulio kūrėjas. Tai man taip labai susijungia ta informacija, kad o po to susitikti kitą pasaulio kūrėją, kuris jau tai darė ir gali papasakoti apie realybių kūrimą. Be abejo, kad apie realybių kūrimą mes galime kalbėti tik tai šiandien žmonių kalba, šiandien suprantamų sąmoningumo lygių, šiandien mūsų gebėjimų suprasti dalykus. Tai man labai patiko, kad čia yra labai paprastai paaiškinti dalykai ir kad paskui, kai mes klientės pasąmonės klausime, ką tu turėjo omeny, kai rodai tą ir tą vaizdą, tai tiesiog atsakė, kad aš čia rodau tarsi supaprastintą realybės kūrimą tam, kad žmogaus protui būtų suvokiama, nes iš tikrųjų nėra taip paprasta kurti naujos realybės, bet man patiko, kad buvo pateikta tokiais pavyzdžiais, kad iš principo bet kas suprastų. Tai bazinių realybių kūrimas, pradėkim nuo to. Įsivaizduokit baltą erdvę, kurioje susiformuoja kažkokie pusapvaliai
rutuliukai arba taškiukai ir vienas iš tų taškų esate jūs. Tie taškeliai tarpusavį ieško, kaip gali interaktintis, gali bendrauti vienas su kitu, gali kažkaip judėti kaip nori, vienas taip, kitos taip, vienas link kito arba atskirai ir panašiai. Tiesiog, tarsi kaip būtų, įsivaizduokit, kažkoks primityvus kompiuterio žaidimas. Tada realybės, kurias galvoja, aha, gražu, bet kažko trūksta, davai pridėkim kažkokio veiksmo, reikia kažkokio išsiplėtimo, kad tos interakcijos būtų įdomesnis. Atsiranda džiaugsmas, juokas, tie visi taškučiai juda, kikena, interaktina tarpusavį ir panašiai, bet galiausiai kuriejas visą tai stebi su džiaugsmu, su lengvumu, su kitais dalykais, galvoja, plemba, kaip fainai, kai viskas lengvai. Nori juoko be taisyklių, aš stebiu visus ir mane kažkas tai stebi ir taip toliau, ne, ir tada galvoju, bet kodėl viskas į vieną pusę? Taigi neturi būti gyvenime tik tai juokas, hihi, haha ir panašiai, reikia kažkaip padaryti sudėtingesnę realybę, tegu būna liūdesys. Ir kas atsitinka, kad dalis taškučių jau juokiasi, kažkam jau gal buvo per skaudus juokas ir jau į ašaras. Gal dar kažkokie dalykai, ne, bet mes jau galime įsivaizduoti tarsi supaprastintai dvi emocijas - džiaugsmas ir liūdesys. Ir tada kuriejas galvoja, o kodėl tik tai dvi emocijos? Tai prikurkim daugiau emocijų, ne? Tai aš nevardinsiu visų emocijų, nes jūs patys žinote, kokias emocijas mes galime išgyventi Žemės planetoje, bet taip ir įsivaizduokim, kad tų emocijų daugėja. Ir aš tada šitoje vietoje truputį stabdau pasakojimą. Pajutau, kad galiu tai daryti, paprastai nedarau, nestabdau. Ir aš klausiu tos realybės, kurie sakau, pala, jeigu galim čia trupučiuką sustoti, o vis dėlto, kodėl sukurtas liūdesys, juk verkti tai nėra fainai, liūdėti nėra fainai ir panašiai. Ir tada realybės, kurie atsako, kad tai nėra nei gerai, nei blogai, bet kuri emocija nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog mes taip esame pripratę suskirstyti ir mums labiau patinka džiugios emocijos, šviesos emocijos negu kažkokios kitokios emocijos, bet jeigu aš paieškočiau pavyzdžių savo realybėje, savo aplinkoje, savo patyrimuose, aš sakyčiau, kad pati gražiausia muzika, pati giliausia muzika labai dažnai yra apie meilę, apie ilgesį, kartais apie skausmą, kartais apie kitus dalykus. Ir kai kas nors pajuokauja ir sako, kai aš groju, sako, o pagrok ką nors linksmo arba paprasto. Ir aš taip galvoju, kodėl, tai ką aš dabar turiu pagroti, nežinau, ar du gaideliai arba dar kažką, ta prasme, kodėl kartais žmonės prašo, kad kažko paprasto arba linksmo. Ne, nežinau, man asmeniškai atrodo gražu ir sudėtingos gilios emocijos ir panašiai. Tai truputį nuklydau, bet kad jums nebūtų tik teorija, klausantis apie realybių kūrimą. Tai žodžiu, kad labai materijos tie kūrėjai galvoja, kad tai yra naivios, fainos emocijos, vaikiškos emocijos, tarsi juokas, tarsi liūdesys, tarsi kiti dalykai galėtų pereiti greitai vienas iš kito ir panašiai. Ne? Tokia, aš manyčiau, buvo pradinė realybė ir galbūt nebūtina gilintis, kur ta realybė buvo, tiesiog mums tai yra pateikta kaip pavyzdys, kad mes suprastume, kaip ta realybė kūrėsi. Ne, jeigu tu ar aš būtume realybių kūrėjai, mes turbūt ir pradėtume nuo tokių dalykų, nuo taškučių, kurie gali juoktis ar verkti ar kažką daryti, nekurtume iš karto sudėtingesnių formų, kol išmoktume sukurti sudėtingesnės formas. Tai man labai įdomu buvo tolesnė dalis, kai mes toliau perlipame į interakcijas, kur atsiranda daug chaoso ir viskas darosi kompleksiškai ir tas chaosas tarsi pareikalauja tvarkos. Tai noriu paliesti tą išėjimo į chaosą dalyką, nes po to atsiranda aiškesnis supratimas, o kam reikalinga tvarka arba taisyklės toje realybėje ar visatoje arba kažkur. Tai jūs galite įsivaizduoti, kad nuo tų emocijų, kur buvo tik džiaugsmas, interakcija vienas prie kito prieiti, viskas didėja, viskas dauginasi, viskas keičiasi, kompleksiškėja, kažkur atsiranda įtampos, nes kažkas susireikšmina arba sureikšmina kažkokius dalykus. Atsiranda tokių taškučių, pavadinkim, kurie pajaučia, kad gali valdyti ne tik save, kur keliauja, bet atranda, kaip gali valdyti kitą ir peržengia ribas. Atsiranda konfliktai ir taip toliau, taip toliau. Tai atsiranda iš tų konfliktų kova ir ta kova chaosą padaro tokį, nežinau,
nebegražų chaosą, ne? Ir tada kurie supranta, kad, nu jo, čia dabar pasidarė tokia kompleksinė ir sudėtinga realybė, kad ją vis dėlto praverstų kelios taisyklės, ne? Ta prasme, kad, tarkim, tu gali valdyti save, bet negali valdyti kito, nežinau, gal dar kažkokiu tai dalyku, aš neimsiu pavyzdžių, bet aš žinau, kad jūs įsivaizduojate, kas tos taisyklės galėtų būti. Bet mes tada analizavome, kas atsitinka su realybė, kai yra taisyklės, ne, ir kodėl tai irgi nėra tobulas sprendimas, nes taisyklės kažką duoda tvarką, duoda suorganizavimą, bet ir kažką atima. Ir aš tada klausiu, o ką iš esmės atėmė, nes ką duoda taisyklės, tai mes labai gerai žinom. Tai taisyklės apribojo laisvę ir galimybės pasiekti džiugesį. Čia labai, man atrodo, svarbus ir įdomus momentas, kad, ta prasme, realiai su dar daugiau ir dar daugiau ir dar daugiau ir dar daugiau taisyklių pasidaro sunku pasiekti džiugesį, pasiekti geras emocijas ir taip toliau. Ir taip, galiausiai kiekvienas iš tų realybės dalyvių prarado savo pirminį gebėjimą, pirminį identitetą tuo, kuo iš tikrųjų buvo, kitaip tariant, netgi ir pametė save. Tai, wow, šitą aš kai klausiausi, galvoju, plemba, tikrai iš tai nesutinku, nes pagalvokit, didžioji dalis taisyklių, net ir, nežinau, teisiniai visuomenė arba panašiai, tai yra draudimai. Negalima, kažkas ten taip ir taip. Jeigu tai nėra draudimai, tai yra kažkokie reguliavimai, kad, nežinau, norint atleisti kažkokią savo nuodėmę, kaltę arba kažką, aš turiu eiti pas kunigą, kunigas man tai gali padaryti Dievo vardu, taip toliau, taip toliau. O jeigu aš neteinu į bažnyčią, tada ten tos taisyklės tarsi neveikia arba tarsi tai negalėtų būti padaroma kitu būdu. Tai nežinau, nepykite, kam religiją užkabinau, bet tiesiog man reikėjo kažkokio pavyzdžio ir tai yra pavyzdys, kai atrodytų nebūtinai religija tai turi padaryti tau, galbūt yra kitų būdų, kaip tai gali atsitikti. Gerai, ir tuomet, kas atsiranda toliau, atsiranda suvokimas, kad tos taisyklės irgi nėra tobulos, ne? Ir norint sukurti naują realybę, sukuria vėl kažkokias bangas, kažkokius kitokius juokus, kažkokius kitokius dalykus, bet tai tampa tarsi keista, tarsi pakvaišę, tarsi kvaila, tarsi atsirado naujų spalvų, bet gal jų nereikėjo ir panašiai, bet ta prasme tiesiog kartais kurti realybę yra sudėtinga, ne? Va, ir tada prieš einant į sekančią dalį, kur mes jau tada kalbam apie realybės kūrimą, bet ne realybės kūrimą čia ir dabar, o daugiau apie kur Žemė evoliucionuoja ir kur mes visi keliaujame, tai noriu įkišti savo trigrašį ir tada pabandyti pritaikyti apie visą tai, ką mes kalbėjome apie realybių kūrimą, ką reiškia viskas plečiasi, viskas sudėtingėja, viskas kompleksiškėja realybėse, kurios yra kuriamos ir kad kurie irgi prie to prisideda, tai Žemės planetos pavyzdžiui. Įsivaizduokit, kad esate pirmykštėje bendruomenėje, kuri išgyvena iš miško gėrybių rinkimo. Jūs uogaujat, grybaujat, galbūt paskui išmokstat per kažkokius įnagius susimedžioti ir kažkokį tai gyvūną, bet nėra šaldytuvų, nėra dar ugnies, nėra kažkokių dalykų. Pasikeičia realybė, atsiranda ugnis kaip materija, tada jūs jau galite išsikepti, nežinau, ar tų grybų, ar mėsytės, ar kažkokių dalykų, bet atsiranda galimybė pavalgyti ne tik tą akimirką, kol maistas šviežias, bet jį kažkaip apdoroti, termiškai būti saugesniam, galbūt net atsidėti kitai dienai, išmokstam turbūt, nežinau, džiovinti mėsą, džiovinti žuvį, kažkokius kitokius dalykus. Tai nerealybė sudėtingėja. Truputį prasukim laiką, atsiranda žemdirbystė, mes pažįstam augalus, mes išmokstam, kad pasirodo, kaip tie augalai dauginasi, tai gal aš galiu užsėti, nežinau, bulvėmis ar ten varpinius augalais arba kažkuom žemę ir turėti tą kultūrą, kuri man valgoma, vietoj to, kad eičiau per miškus ir pievas ir ieškočiau vieno kito pasimetusio augalėlio, iš kurio man sunku, ne, tada
nežinau, prasukim dar truputį į priekį, kad vietoj to, kad būtume tik tai savo gentyje, atsiranda interakcija tarp skirtingų genčių. Nežinau, indėnai, viena gentis kovoja apačiai su kokiais nors kitais, atsiranda konkurencija tarp ganyklų ploto, atsiranda konkurencija tarp žemės, čia mano tavo, čia baigėsi riba, čia nesibaigia riba, kažkas su kažkuo pradėjo kariauti, bet tu pavogėjai mano žmoną, o tu ten nužudėjai mano brolį, pusbrolį ar kažką, ta prasme, įsivaizduojat, kaip didėja interakcija, prasukim dar truputį laiką, atsiranda, nežinau, ratai, žirgai, kažkokie kiti dalykai, atsiranda lėtas keliavimas, bet, pavyzdžiui, nukeliauti iš Vilniaus į Paryžių. Įsivaizduojate, kiek žirgais tai reikėtų užtrukti savaitėmis, net jeigu karieta pasikeičia žirgus, pašto statelė ir keliauja toliau, kiek vis dar tai užtruktų, ne? Tai dar prasukam laiką, atsiranda miestai, gamyklos, kaip pasikeičia darbas. Jau net iki šios dienos, šios realybės neatėjus, ar jūs galite įsivaizduoti žmogaus akimis, kuris tiesiog rinko mėlynės grybus ar kažkokius kitus dalykus, kad jam sakytų, kad o dabar mes, nežinau, pagaminsim kažkokią karietą ar kažką, čia bus langai, durelės, kažkas, sprogtų turbūt protas iš karto, ne? Tai aš tas dalykus pasakoju dėl to, kad jūs įsivaizduotumėte, kad žmonių sąmoningumo lygiui, žmogaus sąmoningumo lygiui, žmogaus gebėjimui apdoroti, suprasti informaciją, irgi reikia laiko, reikia visos šitos evoliucijos, kad tai keistųsi, judėtų į priekį. Ir mes dabar kalbam apie išvis kitus dalykus, apie dirbtinį intelektą, apie kompiuterius, apie skrydžius į kosmosą, apie tai, kad žmonės nusileido mėnulį ir taip toliau, taip toliau. Ar jūs įsivaizduojate, kaip ta realybė nuolat keičiasi, plečiasi ir taip toliau. Tai kai aš pradėjau darbus, aš buvau vadybininkas banke, kokias aš mačiau sistemas, kokius aš skambučius turėjau daryti laidiniu telefonu kolegoms arba klientams išorėje, kai viskas pasikeitė per tą laiką iki dabar. Kosmosas, o praėjo vos, nežinau, netiek ir daug laiko, ne? Tai, ir kur keliavome toliau, tai žmonijos evoliucija pasiekė tą tašką, kai mes esame pasiruošę suprasti, susipažinti ir žinoti, kad yra daugiau gyvybės formų negu tik tai žmonės, kad mes visata nesame vieni ir kad mūsų visata nėra vienintelė visata. Ir va čia pasidaro labai įdomu, nes grįžtu tada prie to, ką klientė papasakojo. Ir taip, mes dar turime laiko, 40 minučių praėjo. Tai yra labai įdomu, kad esmė yra ta, kad mes pasiekėm tą evoliucijos tašką, kur esame pajėgus suprasti, suvirškinti, priimti pagaliau. Nebūtinai iš karto, galbūt reikės 10, 20, 30 metų, kad mes susigautume ir iš tikrųjų prie to priprastumėm, bet mes esame pasiruošę tam taškui, kad suprastume, kad yra kitos gyvybės formos, kad mūsų pačių gyvenimas nėra vienintelis šis gyvenimas ir visi kiti dalykai, ir tai beprotiškai išplės mūsų sąmoningumo lygį, lygiai taip pat kaip mes paimtume, nežinau, vat kaip sakėme, gentis, renku grybus ir paimtume šuolį, kur jau esame civilizacijoje, statom, nežinau, pastatus, dangoraižius, turim dirbtinį intelektą. Ta prasme, man tai atrodo tokio lygio šuolis, kad mes tampame kosmoso tyrinėtojai ir galim susipažinti su savo buvusiais arba būsimais žvaigždžių šeimos nariais, suprasti, kad yra gyvenimas tarp gyvenimo, sielų erdvė ir daugybė kitų dalykų. Tai yra žiauriai awesome. Tai kur keliaujame toliau, ne? Tai čia paskutinė dalis, kurią noriu priliesti. Tai iš esmės nepasakau, bet turbūt gal irgi reikėtų apie tai atskiros laidos, kad žmonių ne tik sąmoningumas keičiasi, bet žmonių ir DNR keičiasi, ne? Ir kad žmonių DNR keičiasi greičiau, negu jūs įsivaizduotumėte Darvino teoriją. Ta prasme, tai nėra tai, ką pagalvojate, kad ten iš kažkokios ten žuvies išlips į krantą kažkas ir vietoj peleko užaugs kojos, taps varle ar whatsoever kažkuo. Ne, mes kalbam ne apie tokią evoliuciją, mes kalbam apie labai labai greitą evoliuciją, kurioje veikia šiuo metu daug dalykų. Vienas iš dalykų, kurį turbūt jau žinote, dėl to galiu drąsiai paminėti, tai yra Saulės audros. Ta prasme, jos veikia irgi ne tik Žemės planetą, bet ir mūsų kiekvieno kūną, ar ne? Ir aš tada tiesiog klausiu, kad gerai, jeigu mes kažką galime žinoti apie
tai kad žmogus tobulėja, kad keičiasi dalykai, kas keičiasi, kaip keičiasi, kas konkrečiai turi pasikeisti. Tai pasakoja, kad iš esmės mes dabar patiriame tą kūno transformaciją, tiek energetinę, tiek fizinę ir kitus dalykus, bet patiriame skirtingų tempų ir patiriame taip, tarsi galėtume įsivaizduoti, kaip ant mūsų kažkas tai lyja, tas lietus įsigeria į odą, nes oda reaguoja ir ne tik į orą, reaguoja ir į drėgmę, ne, ir mes įgeriame kažkokius dalykus. Tai lygiai panašiai yra su saulės tais pliūpsniais, su kitom energijom, kurių gal mes tiesiogiai ir nejaučiam, nes nematom, tie, kurie yra jautresni, kurie jaučia energijas, tai iš tikrųjų jaučiam ir jaučiam kartais labai labai stipriai. Tai nenoriu apie tai pasakot, bet aš irgi kartais labai stipriai jaučiu, tai leiskit čia nepapasakoti to, bet iš esmės kur mes keliaujame, tai mes keliaujame į tai, kad iš tikrųjų atsiverinėtų mūsų vidiniai talentai, mūsų vidiniai gebėjimai ir vieniem tai yra galbūt, nežinau, čenelinimas, kur praeitą kartą kalbėjau, kad tai yra galimybė telepatiškai bendrauti, kitiem atsiverinėja kažkokie gal kiti dalykai, kitiem gal atrodytų, kad šiandien niekas neatsiveria, bet iš esmės tai yra tarsi pasirengimas kažkam, kas paims ir atsidarys bet kuriuo kitų momentų, bet ta prasme mes tarsi keičiamės, kaip čia pavadinti, avansų, nebūtinai dėl to, kad sąmoningai arba nesąmoningai su tuo veikiame, bet mes norim, nenorim, mes visi keičiamės. Ir čia man yra labai įdomus keli dalykai, tai paminėsiu juos. Pirmas dalykas, kai jau visa transformacija baigsis, tai mes turėsim kūną, kuris turi žymiai stipresnės atsparumo savybės, turi žymiai atsparesnės savybės dėl stiprumo, dėl ištvermės, dėl gilaus mąstymo, dėl platesnio mąstymo diapazono, dėl atsparumo kosminiam reiškiniams, nes jeigu mes įsivaizduotume žmogaus kūną kosmose, kur jau nebe Žemės atmosferoje, tai iš tikrųjų mums nepakeliami kai kurie kosminė spinduliuotė, tai šio pokyčio reikia, kas yra susijęs su oda, su mūsų kūno apsauga, ne? Tai visa tai yra teigiama forma ir jeigu mes ieškotume kosminės šeimos pavyzdžių, tai artimiausias pavyzdys būtų reptilijos, reptiloidinis kūnas. Žinau, kad kai kurie iš jūsų susidūrė su tos civilizacijos ir neigiama informacija, nes jo anksčiau buvo galbūt linkę o dabar tik tai pavieniai reptilijos yra linkę į kažkokius gal ir negatyvius dalykus. Tai čia tik apie teigiamą pusę, tik teigiamus dalykus galiu paminėti, kad iš esmės oda yra tarsi labiau kaip chameleono oda, perkeltinė žinoma prasme, bet kad jinai geba pristaikyti, geba keisti savo struktūrą, gal net ir spalvą, gal atsparumą, gal kažkokius kitokius dalykus. Tai daug nežinau, tiek kiek užsiminė, tiek aš ir paminėsiu, neprikursiu. Atsiranda nauja komunikavimo forma, ta prasme, kad mes telepatiškai galime bendrauti, nebėra ligų. Ir aš tada šitoje vietoje įsiterpiu klientės ir klausiu, kad paaiškintų suprantamą žmonių kalbą taip, kad ir Kernius suprastų. Prašau, kad ir Kernius suprastų, mano mėgstamas pasakymas hipnozių metu. Tai man paaiškina, kad esmė yra ta, kad ligos išnyksta ne dėl to, kad ateitų ateiviai arba kažkas arba technologijos, kurie tas ligas panaikintų, bet iš esmės įvyksta atvirkščiai. Mūsų DNR, mūsų kūnas, energetinis ir fizinis, jisai keičiasi taip stipriai, kad programų prasme tai nebėra tas pats kūnas arba fizinė prasme tai nebėra tas pats kūnas. Ir taip įsivaizduokit, kad ateina liga, kuri buvo pripratusi užkrėsti žmogų, nesvarbu virusas ar bakterinių lygių, ne, ir jinai neberanda, kaip atėjus į ląstelių branduolius arba panašiai, ta prasme, kaip jai prisijungti, kaip jai užkrėsti žmogų, kaip ta liga galėtų veikti taip kaip anksčiau. Kitaip tariant, kad labai panašiai, kaip bandytumėt suinstaliuoti kažkokį seną žaidimą Windows 9.5 į dabartinį, nežinau, Apple kompiuterį, tai tiesiog nebesiinstaliuoja. Ta prasme, čia nebe Windowsai, čia nebe 95 metai, čia nebe kažkas nebeveikia, tas, nežinau, virusas ar žaidimas ar kažkas, ką tu nori instaliuoti. Tai būtų gal toks praktinis pavyzdys. Atsiranda galimybė patirti žmogui save nežemiškam lygmenyje. Tai
kosmosas tarsi nauji namai. Ta prasme, išsiplečia mūsų supratimas, jeigu aš anksčiau, čia irgi galim pasižiūrėti per grinai žmonijos istoriją, aš anksčiau buvau kažkokia gentis, kažkoks kaimas, aš net nežinau, ar yra daugiau genčių, ar yra panašus į mus ar ne, aš net neįsivaizdavau, kad yra kiti kontinentai, kad galbūt yra baltodžiai, kad yra kitos spalvos žmonės, taip toliau, nes aš buvau toks izoliuotas. Tai kas atsitinka, kai mes dabar gyvenam globalioje žemėje, kur aš galiu pamatyti daugybę kraštų, susipažinti su daugybę kultūrų, išsiplečia mano supratimas apie kultūrą, nežinau, apie žalias arbatos gėrimą, apie daugybę kitų dalykų ir tai yra nuostabu. Tai įsivaizduokit tą patį išsiplėtimą kosmoso prasme, kai mes jau neberibojame savo supratimo, kad Žemė yra mano namai ir daugiau aš nieko negaliu, nesuprantu, nepažįstu, kai atsiveria tie kosminiai ryšiai. Tai čia šita vieta. Gerai, tada labai įdomus dalykas ir nežinau, kaip greitai atsitiks, ar aš savo gyvenime tai pamatysiu, bet labai norėčiau, o jeigu ne, tada manau, kad per 200-300 ateinančių metų plemba galėjau paklausti. Gebėjimas keliauti erdvėje be jokių transporto priemonių. Aš turiu menį, nebereikia mašinų, nebereikia lėktuvų, nebereikia laivų. Tiesiog aš klausiu, kaip suprasti, kad Kernius suprastų. Tai sako, įsivaizduokit, jeigu sutelkėt savo dėmesį, kad norite atsirasti ten ir ten ir ten, tai tiesiog tarsi jūsų mintise, tarsi sąmonės gale, tarsi minties gale nutiesiama tiesė iki kito taško. Tai iš taško A į tašką B tiesiog aš keičiu savo fokusą, savo dėmesį, kad noriu būti kažkur taške B ir jame tarsi persineša mano informacija, mano kūnas. Tai nežinau, kas esate žiūrėję visokius kosminius serialus apie, nežinau, žvaigždžių vartai, ar kažkokias kelionės žvaigždės, ar kažkokie kiti dalykai. Ten dalis informacijos, kurią jūs matote, yra teisinga, galbūt nebūtinai pažodžiui teisinga, nebūtinai vizualiai taip teisinga, bet būtent apie tą teleportaciją. Tai yra tiesa, tai manau, kad su prietaisais galima tą pasiekti greičiau, gal tai ir bus mūsų tarpinis evoliucijos lygis, o be prietaisų, kad galėtume patys tai daryti, tai be abejo dar sąmoningumas turi augti ir keistis. Gerai, ir tada paskutinė labai įdomi dalis, bet ties kuo ta kūrėja materijų ir prisidedanti prie civilizacijų tobulėjimo, prie visatos plėtros, pasako, kad iš tikrųjų visatos, tos, kurios dabar yra visatos, jos buvo tarsi, kaip čia pavadinti, atskiri maišeliai, tarsi kažkokie kaip burbulai, kurie vienas su kitu tarpusavyje nesiliečia, arba, taip sakant, turi tas ribas, bet nekeliauja informacija ir gyvybės formos ir visokie kiti dalykai tarp skirtingų visatų. Tai sako, kad dabartinė stadija, kuo dirba jinai ir jos komanda, tai yra apie tai, kad kuriamas bendradarbiavimas ir praėjimai tarp skirtingų visatų ir jisai leis visatoms bendradarbiauti. Aš tiesiog klausiu, ar tai yra pavojinga, ar tai yra gerai, blogai, ar kas, kaip mums suprasti, kad tas visatų bendradarbiavimas, ką čia reiškia. Tai atsakė labai paprastai, kad tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog plečiasi pažinimas, plečiasi patyrimas, išsiskleidžia nauji kosmoso dėsniai, atsiranda nauji dėsniai, kurie būtent dėl tų visatų bendradarbiavimo gali atsirasti, atsiranda nauji netgi matmenys, išsiskleidžia ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš klausiu, ar čia vyksta kažkada tūkstančiai ar milijonai metų į priekį, ar vyksta dabar. Tai sako, kad jau dabar vyksta tas pokytis, kai susikuria tie tokie tarsi praėjimai, tarsi tuneliai tarp visatų ir skleidžiasi bendradarbiavimas. Tai va, ir tuomet aš klausiu, sakau, gerai, tai čia tarsi tas dalykas, kur labai toli, arba tarsi manęs, arba jūsų neliečia čia ir dabar, nes ką mes čia šnekam apie skirtingų visatų bendradarbiavimą, jeigu savo visatoje dar nepažįstam kai kurių dalykų, ir sakau, per artimiausius kelis metus, kas atsitinka, kas pasikeičia, ar išsiskleidžia daugiau matmenų, ar žmonės peržengia suvokimo ribas. Tai taip, visi šie dalykai, bet vienas labai įdomus dalykas, kuris atnešė labai daug meilės man ir priėmimo visiems žmonėms, bet to pačiu ir kantrybė savo. Ir sako, kad dabartinė kelionė esmė yra ta, kad
taip, kaip jinai supranta, o aš irgi priimu atvirą širdim, aš nežinau, tai tiesa ar ne, bet kad visi pereis į tą tarsi naują žemę, į mūsų naują patyrimų galimybę, į mūsų naujas kūno galimybės ir taip toliau. Ir svarbu žinoti, kad kai šitoje vietoje tarsi atsiranda galbūt kam nors nuoskauda, gal ir net aš ją turėjau įveikti pats, kad atrodytų, kad vieni stengiasi labai daug, o kiti nieko nedaro ir tarsi nemokamai važiuoja, freeriding yra toks geras angliškas posakis ir gali apimti pyktis ir jūs teisūs, jeigu truputį pyksit, bet paskui paleisit tą pyktį ir tai pakeis priėmimas, meilė, kažkokie kiti dalykai, nes man tai primintų situaciją, kai iš serijos vieni mėto šiukšlės paplūdimy miške ar panašiai, o kiti eina į renką, bet iš tikrųjų negalima taip skirstyti tokių patirčių ir ypač tokios žmonijos evoliucijos, nes pats svarbiausias dalykas žmonijos evoliucija yra vis dėlto, kad šiuo metu Žemės planetoje yra kritinė masė žmonių, kurių sąmoningumas auga ir to užtenka. Kitaip tariant, aš nežinau, jeigu mes būtume kažkokiam labai dideliam laive ir jame, pavyzdžiui, būtų supaprastinkim 100 žmonių, 80 žmonių dirba, stengiasi, viską daro, kad mes atplauktume ten, kur turim atplaukti, o 20 yra tokių, nežinau, freeridina, kurie nenori nieko daryti, jūs čia manęs nieko nepriversit, aš nenoriu, man čia niekas nieko neįsakys ir taip toliau, bet tai nereiškia, kad reikia pasiduoti dėl tų 20 žmonių ir 80 nieko nedaryti ir tai net nėra prasmės tai 80 žmonių pykti ar kažką daryti dėl to, nes tiesiog jie vis tiek pasieks savo tikslą, bet čia labai gražus yra dalykas, kuris man labai siejasi su zenbudizmo arba kitom religijom, kurios pripažįsta, kad mes visi esame tarsi viena, kad aš esu tu esi aš, kad iš esmės ta atskirtis ir dualizmas yra tarsi truputį iliuzija, nes mes labai pernelik susifokusuojame savo ego ir kitus dalykus. Tai čia šitas irgi dalykas atsispindi, ką pasakoja klientą, kai mes keliavome per tą realybių kūrimą. Tai sako, labai svarbu žinoti kiekvienam iš mūsų, kai padedu savo, padedu kitiems. Nes tu esi aš ir mes esame viena. Ne? Tai ir aš dabar galvoju, kad iš esmės, jeigu reikėtų ieškoti savo gyvenime pavyzdžių arba aplinkui pavyzdžių, iš tikrųjų mes galime pastebėti, kad, nežinau, paimkim kraštutinius variantus, kurie labai įspūdingi ir padeda suprasti, apie ką aš. Tai būtų Titaniko skendimas. Ta akimirka, kai laivas skęsta, yra vienas ramus žmogus, bent vienas ramus žmogus laive, tai tikrai tai yra kapitonas. Ar jūs įsivaizduojate, kiek jisai turi daug vidinės ramybės ir kantrybės ir kaip jisai nereaguoja į kažkieno šaukimą, klyksmą ar isteriją, ar ten ašaras, ar kažkokius kitus dalykus, jisai išlaiko save stebėtojo rolėje, bet taip pat jisai veikia, nėra, kad jisai stebi ir nieko neorganizuotų, bet užtenka vieno stipraus žmogaus, vieno tokio lyderio, iš kurios sklinda ta ramybė ir pasitikėjimas, kad mes dabar neleisim gelbėjimą su valtis, dabar pirmiausia lipa moteris ir vaikai, dabar tas, dabar taip, ir iš karto keičiasi absoliučiai visa aplinka aplink tą žmogų, jisai įtakoja visus. Tai aš turiu omeny, kad šita prasme irgi panašiai atsitinka, kad ir mūsų paprastam gyvenime, galbūt net ir netokiose kritinėse situacijose, užtenka žmogaus, kuris įžengtų į kažkokį kambarį, patalpą ar kažkokius kitus dalykus ir su savo ramybę ar išmintim, ar meilę kiekvienam žmogui, ar gebėjimui suprasti kiekvieną žmogų ir tas kitas žmogus jaučia, kad mane supranta, mane myli, manim rūpinas ir panašiai, iš karto pakeičia erdvę, pakeičia dalykus. Tai čia toks labai supaprastintas pavyzdys, bet jisai kalba apie tai, kad iš tikrųjų, kai mes dirbame su savim, savo dvasiniam augime, tai mes darome du nuostabius dalykus. Ir aš savo labai primenu dažnai, kad Kerniau dvigubą misiją, Kerniau dvigubą misiją. Tai be abejo, kad pati svarbiausia misija yra vis dėlto asmeninė sielos augimo misija, nes aš noriu keliauti toliau, aš noriu keliauti link dar sudėtingesnių, įdomesnių patirčių, aš noriu keliauti į būsimą civilizacijas, pas arkturiečius ir viską padarysiu gerąją prasme, viską, kad man pasisektų, bet dvigubą misiją dėl to, kad tuo pačiu aš atėjau irgi šitą žemę ne šiaip savo, o su konkrečiu sielos planu, su tuo, ką aš galiu padaryti prie to, kad prisidėčiau prie žmonijos sąmoningumo augimo ir kitų dalykų. Na, šiuo atveju
šis podcastas yra mažutė dalis, daug reikšmingesnė dalis yra kvantinė hipnozė, kaip šiandien su kita klientė dirbom ir aš matau, kad kaip jos aukštesnysis aš, jos sielos planas nori padėti ir parodyti, kuriuose vietose neperlipa savo tam tikrų dalykų, kad pradėtų atsidarinėti dar kiti dalykai. Tai kvantinė hipnozė gal yra, kaip aš labiau prie to galiu prisidėti, bet vėlgi labai svarbu, kad nenuklyščiau į kažkurią pusę ir nepasimešiau. Ir ta dviguba misija yra būtent tai, kad kernių neapsimes, kad tai darai tik tai dėl kitų ir kad tau nieko nereikia arba kad tu nieko negauni. Aš iš visų šitų patirčių gaunu labai labai daug pamatymo atspindžių apie mane, apie realybę, supratimo apie pasaulį, supratimo apie sielų evoliuciją, apie kiekvieno žmogaus kelionę, apie tai, kas jam nutiko praeituose gyvenimuose, apie tai kartais, kas nutiks jam būsimuose gyvenimuose, apie svajonės, apie daugybę dalykų. Ta prasme, man tai yra irgi žiauriai įdomu ir žiauriai fainai. Tai šitoje vietoje ir pabaikime laidą iš tikrųjų apie tai, kad galime įsivaizduoti, kad viskas vyksta tarsi banga, visa dabartinė evoliucija tai yra tarsi vandenyno banga, ateina vandenyno banga tokio didžio, kad jinai viską nuplaus, viską pakeis ir nesvarbu, kas prisidėjome prie tos bangos kūrimo, kad jinai viską nuplautų, bet jinai palies kiekvieną žmogų, kiekvieną sąmonę, kiekvieną būtybę ir tai įtakoja ne tik tai mus, bet įtakoja ir visą visatą. Iš esmės mūsų šitą evoliucijos šuolio, mūsų šito pokyčio labai laukia daug visatos dalių. Kalbu ne tik apie mūsų žvaigždžių, šeimos draugus ir panašiai, bet iki visų lygmenų, ta prasme, padeda visi, kas gali, archangelai, sielos šeimos draugai, žvaigždžių šeimos nariai, daugybė būtybių iš daugybės pasaulių. Tai aš esu beprotiškai jam dėkingas ir galva, kaip paskutinį dalyką, kurį noriu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad mes turime tiek daug palaikymo iš aukščiau, iš tiek daug skirtingų civilizacijų, iš tiek daug skirtingų būtybių, iš tiek daug skirtingų išminčių ir kad ten aukščiau tiem ancient ones, seniausiams sieloms, kuriams nebereikia inkarnacijų, jiems nėra ten jokio susipriešinimo. Jėzus padeda, kiek gali, Buda padeda, kiek gali, Krišna padeda, kiek gali, archangelai padeda, kiek gali. Vardinkit visus, ką pažįstat per, nežinau, savo religijas, ar savo patirtis, ar savo susidūrimus. Visi šiuo metu padeda mums. Tai aš esu be galo dėkingas jiems, bet be abejo, kad dalykas, kuris labai yra stiprus ir kur reikia jūsų, yra tai, kad Žemės planetoje, mūsų šitam Žemės universitete yra laisva valia. Niekas negali jūsų priversti keisti savo įsitikinimų, keisti savo įpročių, nežinau, mesti rūkyti ar nustoti šaukti ant kažko, jeigu esat pripratę ant kažko šaukti, būti visko nepatenkintais ar kažkokie kiti dalykai, nežinau, kas vyksta jūsų gyvenime, bet aš turiu omeny, kad niekas negali mūsų priversti ir dėl to mūsų laisva valia ir noras keisti savo viduje, padėti savo, padėti kitiems, jis yra labai svarbus. Ir kitaip tariant, aukštesnės jėgos, joms reikia mūsų kaip įžeminimo, kaip kažkokių, nežinau kaip pavadinti, atstovų šitoje realybėje, kad per mus galėtų veikti, kad su mūsų, tam tikra prasme irgi mūsų pagalba, jie galėtų veikti iš aukštesnių dimensijų. Tai šitą prasme, ką tik padėkoju jiems, tiem, kurie yra aukščiau mūsų, tiem, kurie yra daug labiau išsivystę, daug platesnės sąmonės, daug gilesnių dalykų jie turi, bet taip pat ir noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų ir ačiū kiekvienam žmogui mūsų planetoje, kuris daro kažką, ne taip svarbu ką, bet daro kažką į teigiamą pusę, į šviesią pusę, nes kiekviena pastanga yra labai svarbi. Jeigu kažkas įlašinote papildomą lašą į jūrą, o kažkas įdėjote kavos puodelio dydžio vandens, daugiau kažkas įpylė kibirą, kažkas, nežinau, atvežė cisterną ar išpylė visą lėktuvą vandens. Nereikia lygintis, ta prasme, kiek mes padedam kiekvienas skirtingai, tiek kiek galim, tiek kiek sugebam, tiek kiek mūsų kūnas sugeba, tiek kiek mūsų talentai sugeba, tiek kiek mūsų siela atsinešė patirties ir visi kiti dalykai. Tai tiesiog ačiū Jums, kad kiekvienas prisidedat savaip tiek, kiek galite, kiek mokat ir kad judat į priekį ir galite vis daugiau. Tai ačiū Jums ir iki kitų laidų. Laukia labai įdomi laida
apie tikrai sielų evoliuciją ir tūkstančiais, o gal net milijonais metų. Tai labai laukiu mūsų svečio šią savaitę.